Nu tai sveiki, šiandieną Šaisis ir šiandieną aš esu toj pačioj vietoj, kurioje užsibaigė pirma serija. Nu ką, aprodytas Kaimijos regionas ir Justijos ir dabar Kalnija. Esam Kalnijoj. Čia kaip matot yra Justo bazė. Jau čia prasideda, kadangi Kalnijos pirminė teritorija. Čia jisai įsirengęs yra savo bazę. Va, kaip matot, savo gyvenimo, čia jis turi savo daržą visą. Ir čia ten šachtos yra, neįsiu galvoju, nes labai daug ką reikia, aš parodau. Pagrindinės yra bazės ar vietos. Žodžiu, dabar parodau visą. Yra kalnė, nes kaip matot, yra kalnų, bet jų dar nesimato. Čia yra toks geležinkelis iki sostinės, na čia, nes čia resursų tenka sostiniai, Smetonija, kaip sakiau, yra sostinės regionas, kuris skirtas, kai būna sostinės regionas, žinai, kai būna miesto didmiesčio pats regionas, kuris stovi didmiestį ir už didmiesčio esantį regioną, kuriame turėjo būti stadionas, bet dėja taip nenutiko, kadangi reikėjo aprūpinti peninsulos pastiniečius, ir trūko lėšų stadionui ir Kaimija tuo tarpu, kuri gauna daug lėšų, bet joje ten tik keli gyventojai, tad joje pastatytas yra stadionas, taip gaunas. O dabar mes jau prieisim Kalnijos. Nu, jūs dar nematot tų turtingųjų žmonių, tik vieną pamatėt. Dabar tai prasidės turtingųjų Kalnijos rajonas. Regionas yra šachtininkų ir galim sakyti ir kultūros biškį. Kadangi čia vien turtingi žmonės. Nu ir čia kai būna vyksta kartais renginiai prie kažkieno kiemo. Žinot, kai būna duoda speech. Gave a speech, kai būna, kalbą ten duoda turtingi žmonės per savo namus, yra tokia kaip aikštė, parodyti. Tai čia yra kalno viršus, čia ne tai kad parkelis, bet toks gražus miškelis, šalies gražiausia vieta ant aukšto kalno. Čia jau prasideda turtingieji namai, čia Andrėjus, aš jums viską dabar paaiškinu. Aš jums viską paaiškinu. Viską paaiškinu. Bokštai kartu. Žodžiu, yra bokštas. Ir staiga iš bokšto... Ne, reikia nueiti saugesnį. Ir iš bokšto nukrenta bokštas ir gaunasi dvi atskiros pusės. Pats valstybė. Normali valstybė ir jinai suskila į dvi dalis. Valstybės, kur valstybės valdžia, pagrindinė valdžia ir žmonės, kuriems nepatinka valstybės valdžia ir tie, kurie nenori paklusti valdžiai, kadangi valdžia gali būti kartais per bloga ir taip gausi šitą šalis. Čia Andrėjus gyvena turtingas, dabar gyvena Eugenijus turtingas iš senamo. Toks kaip Seimo narys šios šalies. Čia gyveno Andrėjus šitam name, jo. Ir jis buvo gerai viską įsirengęs, labai gražiai. Matot, daržovės turėjo savo tokią kaip fermą, tada vidus labai gražus, čia jau buvo miegamas, čia matos vaizdu, čia biškai buvo apgadinta. Sutaisysiu čia Eugenijaus, kadangi aš pasirūpinu. Aš biškai draugauju su valstybės, kaip kurie Seimo narys, bet aš irgi prie tų pusių libertad, laisvųjų, kurie nepaklūsta valdžiai, žinot, parkrašyti žaidimą. Jei nežinot, pasiskaitykit, tai čia panašiai su šito servu. Ir Ernio sala, aš jums parodysiu, yra tokia vieta, kurioje vietiniai kaimiečiai gyvena. Jūs rasit tą prašymą, apibūdinimo Ernio salą ant mano pirmo video. Ir Ernio sala, pasakius, tokia kaip, joje yra viešbutis su baseinu, tada yra, kaimų tokie laukai, kai būna derlius, yra vietinių gyventojų ir yra toks tiltas, tokia kaip kurortų bei vietinių gyventojų vieta. Dabar jinai yra laisvoji zona. Valstybė leido tiems žmonėms, kuriems nepatinka valdžia, buvo ne tai, kad susikurti valdžią, bet gyventi saloje, kurioje jie patys turėtų valdžią. Gerai, gal mažiau įgepinimo, daugiau apvadinimo. Ir čia, kaip matot, va taip atrodo turtingoji, bet aišku, Kalnijos turtingoji zona, kur visa civilizacija Kalnijos, tai yra prie šitos sostinės regionos Smetonijos. Ir ten prasideda jau pamatyti.
Dabar aš noriu atsižvelgti tą pastatą. Svarbiausia, kas ne išorėje, o viduje. Va. Va, čia yra, ogi aš parodžiu. Ogi, taikius. Čia yra Justo bazė. Justas, tas turtingas žmogus, kur, kaip minėjau, jis ten buvo įrengęs villagerio treidinimo centrą. Miestelė tai buvo už tai, kad jam nepatiko valdžia ir jis norėjo kuo toliau nuo valdžios ir jis persikraustė į regionę, kuriame įkurtų savo kaip biznio kompaniją. Justo vadinasi, Justo treidinimas ir jisai ten įkūrė, kadangi ta vieta buvo geresnė jam nuo valdžios toliau, kad nešitinėtų. Bet jis labai buvo turtingas, jis buvo kaip prie valdžios ir jis turėjo visą savo būstinę patokią. Čia buvo villagerio treidinimo bazė, čia buvo kažkokia ferma, o čia dabar ir seniau buvo ir dabar yra jo kompanijos, dabar jo buvo kompanija, jis su šita kompanija buvo Justo maisto kompanija, kuri tiekdavo Sigma peninsuliečiams maistą. Ir va čia auga pagrindinis Sigma peninsulos maistas, šitą turtingą žmogų jo fermoje. Dabar šitą bazę priklauso ne Justui, o jūs sužinosit per kitus. Tokiam vienam žmogui, kuris prie Seimo. Žodžiu, dabar aš parodysiu kitą namą. Kurio owneris Karolis žmogus, kuris, tarsi prie valdžios, bet, jisai prie tos gerosios valdžios, žinot, kai būna ta valdžia, ta partija Seimo, kuri bando, kai būna atsikovoti prieš pagrindinę partiją. Ir va. Čia to Karolio namai, va čia. Čia ant kalno pasistatęs, jis čia turi fermą. Jis čia biškį kai kurios turtus kraustė į kitą vietą, nes, žinote, nenorėjo, kad čia valstybė, kadangi viešai arba kažkoks banditas pamatytų, jis paslėpė turtus. Ir va čia jo pagrindinė bazė, čia su vaizdu į Smetonės regioną. Ir va čia jo bazė, čia jis dar turi savo fermą didžiulę, jis labai turtingas ūkiu ir viskuo. Jis labai turtingas, jo bus. O dabar keliausim į Sigma peninsulos sostinės regioną miestą pagrindinį šalies tašką centrą. Va čia tiltas gražus, kuris vedai nuo Kalnijos regiono į miesto regioną. Ir čia yra miesto gyvenimas. Čia yra kariuomenės bazė, nacionalinė šios šalies, kurioje kareiviai pagrindiniai treniruojasi. Čia ofisas jų. Čia kiemelis yra, čia vyksta šaudymo pratybos tokios, čia bokštelis, čia ne tai, kad pratybos, bet čia kaip būna tokia ofisinė bazė, žinot kaip būna. Kariuomenės bazė, kuri atsakinga už kariuomenę, tačiau, kaip čia pasakius, oficiniai, kaip per ofisus, pavyzdžiui, kaip ambasada, pavyzdžiui, ne tai, kad ten gyvena kažkokie kitautiečiai tam pastate, bet jie atsakinga už to šalies gyventojų. Čia tas pats ir čia. Ir čia kariuomenės bazė. Čia yra gamykla miesto, kuri tiek elektrą, čia biškiai nutrapės. Takelis į viršų, į kalnį. Čia yra tokia kaip gamykla, kuri energiją tiekia ir gamina daiktus. Čia kaminas, jūs jau žino, bet aš, kaip aš einu, aš mėgstu apie savo kūrinius, kaip būna, arba apie savo statinius, pažinti jūs, sakau. Čia būtai, kur žmonės gyvena, jie kainuoja brangiai, kiekvienas aukštas brangiau, nei Justo mieste, kadangi sostinė čia kainuoja 10 deimantų kiekvienas aukštas. Ir bent būkite dėkingi, jei pirksite, kad čia vienas aukštas, pažiūrėkite, kiek turi teritorijų ir koks balkonas. Va kaip. Tad žodžiu, va taip. Čia, kaip matot, kiti būtai yra tokie ekonominiai, kur gyvena. Čia nuosavi namai, kur žmonės gali juos auninti, jie kainuoja 15 deimantų, kadangi sostinėje nori turėti būstą ir plius savo nuosavą gražų.
Kodėl čia taip brangiai kainuoja? Čia yra dangoraižiai, vienam bus biblioteka įrengta, bus kaip